Klaipėdos miesto tarybos narius skubančius į posėdį, kuriame svarstytas uostamiesčio biudžetas, pasitiko grupelė ledo ritulininkų sportinę aprangą pasidabinusių protestuotojų. Plakatais nešini piketo dalyviai reikalavo neleisti privatizuoti savivaldybei priklausančios ledo arenos. Mes norėtume atkreipti dėmesį, kad yra ta problema, ją galima spręsti, šitas objektas yra norima, šitą objektą nori privatizuoti. Parduosi ten, sakysim, už tas kapeikas, nu ką, užkimšta kažkokį tai skrandį vienam kitam ir viskas. Šis pastatas pagal paskirtį nenaudojamas jau senokai. Pastaruosius 4 metus čia rengtos parodos ir mugės. Prieš porą metų vieno uostamiesčio verslininko bandymas ledo areną prikelti naujam gyvenimui patyrė fiasko. Šiuo metu apie 200 ledo ritulio treniruotes lankančių vaikų renkasi viename Klaipėdos prekybos centre įrengtoje ledo arenoje. Vis dėlto specialistai pripažįsta, kad ji nėra tinkama profesionaliam sportui. Ritmas yra sutrikęs, jie negali nei padaryti 2 treniruočių per dieną, kaip daro kitose šalyse profesionalai. Ir paprasčiausiai ant to viskas ir gaunasi. Klaipėda buvo kažkada tai mokė mus žaisti ledo ritulį, daugkartiniai čempionai Lietuvos buvo Baltija. Va, dabar vėlgi grįžta tos tradicijos, žaidžia daug vaikų, žaidžia jų tėveliai ir todėl nesinorėtų, kad norėtųsi tiksliau, kad tai vėlgi sugrįžtų tas sportas į Klaipėdą. Patrauklioje vietoje stūksantis pastatas traukia ne vieno verslininko žvilgsnį. Dar prieš 6 metus tarybos sprendimu ledo arena įtraukta į privatizuotinų objektų sąrašą. Pardavus ją planuojama gauti maždaug 1,5 milijono litų. Vis dėlto pastato likimas kursto nesutarimus ir tarp uostamiesčio politikų. Privatizavimo komisija pasiūlė įtraukti šitą objektą į šių metų privatizavimo programą. Mano galva, iš tikrųjų, kol nebus pastatyta arena ir kol mes negalėsim arenoje normaliai veikti ir parodosame tarpe, ir ledas atsiras, reikėtų vis dėlto šito objekto neprivatizuoti, tuo labiau, kad laikmetis, mano galva, irgi yra ne pats geriausias. Pasakyti šiandieną, kad neprivatizuoti taip vadinamos ledo arenos neužtenka. Reikia sakyti, jeigu mes ryšimės vystyti šitą sporto šaką, reikia skirti pakankamai didelius pinigus, kad šitą šaką išlaikyti ir tokią ledo areną padarius ją renovavus išlaikyti kiekvieną mėnesį. Ledo ritulio entuziastai skundžiasi, kad neturėdama tinkamos bazės negali įsilaikyti jokia sporto šaka. Radus lėšų arenai atnaujinti, be ledo ritulio čia galėtų treniruotis ir akmensvidžio ar dailiojo čiuožimo entuziastai. Pirminiais paskaičiavimais arenai prikelti reikėtų maždaug 2 milijonų litų. Ledo ritulio lazdomis ir plakatais apsiginklavę protestuotojai tikina, kad uostamiestyje vykdomas sporto genocidas. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais Klaipėdoje nepastatytas ne vienas naujas sporto objektas. Per šį laikotarpį mieste uždarytos arba parduotos 6 sporto salės. Reporteris Paulius Vindžigalskis, Klaipėda.